atvykę man naują videosą. Tai sveiki visi iš garažo. Kaip ir iš videoso pradžios supratot, šio epizodo pagrindinis veikėjas bus juodas EKM6 universalas. Turim off-seasoną, o off-seasoną reikia atskiros mašinas, nes kupą reikia ruošti kitiem metam, žiemą su juo tikrai nevažiuosim ir jo nebytinsim. Tai būtent tam ir bus šita mašina, žiemos linksmybėm ir treniruotėm. Tai jo, pasidedam kamerą ir einam pajepinsim, ką mes čia turim. Kaip ir minėjau, turim juodą EKM6 universalą 328, tai ką reiškia, turim 2.8 benzą, M52 motorų. Kas čia per mašiną, ką mes su ja darysim ir iš kur čia atsirado. Čia yra brolio mašina ir juokinga istorija, kad brolis visą gyvenimą heitina BMWs ir užteko metų su jaunėliu broliu pasivažinėti į varžybas, suprast, kad plyta yra iš tikrųjų dievų motoras ir jo, ilgai netrukus turim dar vieną BMW šeimoje. Tai kokia jo paskirtis, kas jo laukia? Jo dabartinė paskirtis nuveš brolį į darbą. Bet čia pasideda brūkšnelis ir jis dar taps biteriu. Norim padaryti į tokių daily street mašiną, daily beaterių, su kuriuo gali važiuoti ir į darbą, bet poreikiai išaugus varyti, pašerti. Ar tai treniruotė, ar į kokias varžybėlės, ar į Meksiką. Nu, čia jau kiekvienam savo. Iki šios dienos turim atlikę kelis modus. Tai ganėtinai stipriai aptarnavom motorą, nes kai nusipirkom, labai jis nenorėjo su mumis draugauti. Tai kaip ir kiekvienai plytai reikėjo perinkti aušinimo sistemą, reikėjo pasidaryti tiesiog basic aptarnavimą su žvakėm, babinom ir panašiai. Tai jo, susitvarkė motorą, susikaitelėjo visus daviklius, kad motoras dirbtų. Nuvažiavom, žinoma, pas turbo ryti, įsirašėm programėlę, nusikėlėm ribotkę. Dabar dirba motoras taip. Turim dar pasidarę jau išmetimą. Tai esam sumetę kolikus gyvatyną ir gale lenkišką tokį bakelį. O toliau visiškai stokinis 2.8 išmetimas. Man asmeniškai šis išmetimas yra gavosi, tai yra ir skamba tikrai labai gerai. Netgi drįsčiau sakyti, kad tai vienas geresnių man girdėtų plytos garsų. Čia mano asmeninė nuomonė. Kai vėliau išgirsit videose, kaip jis dirba, čia jau jums bus spręsti. Turim sumetę koilus. Koilai yra pigus, bomžkaliai, nes mašina yra daroma ant biudžeto. Nenorim per daug išsiplėsti ir tikrai nenorim padaryti pilnai gonkinės mašinas. Tai žodžiu, darysim biudžetiškų variantų. Tai jo, turim koilus, turim spoiką dabar dar užmetę. Aišku, pavasarį dar laukia apdailų, bet čia pirmą reikia žiemą išgyventi. Tada jau grožio pusę paliesim. Turim 17 seterus, turim sport vairą įmetę, kad patogiau vairuoti būtų. Turim shifterį idėją. Kokie planai toliau? Ir ką mes būtent veiksim šiame epizode? Tai šiame epizode mes pabaigsim jį daryti tikrai atitinkamų biterių. Netgi sakyčiau ne biterių, o tikrai street klasės atitinkančią mašiną. Apart kelių niuansų, iki pat reglamento galo nesivelsim. Tai jo, turim ant stalo daug dalių, kurias tuoj iš minutės parodysiu. Planas toks – padaryti, surinkti, ištestuoti ir laukti žiemos. Tai žodžiu, einam parodysiu, ką turim nusipirkę ir tiesiog rengsimės ir kipsim į darbus. Tai jo, turim daug modų ant stalo, tai turbūt pradėsim nuo važiuoklės gale, nes ji dabar visiškai barška.
ir ten visiškai baigė viskas pabėgti. Tam reikalui plokštelį sustiprinti galui, kad tiltas neišplyštų. Turim pilną komplektą poliuretano į galinį tiltą, Aiva. Tai dar prisiminiau, nepaminėjau, kad esame užvirinę reduktorių ir esam įmetę poliuretaną į difo tvirtinimo vietas, bet dabar dėsim į tiltą dar. Tai jo, turim dar varikliui ir dėžiai poliuretano pagalvės, nors dėžiai siūlyčiau nedėti, bet žiūrėsim, jeigu atsiras vibracijų, tada pakeisim. Turim ručkę, turim išsiskimo adapterius ir žinoma visokių klipsų ir vamsdukų pajungti viskam. Tai jo, turim daug dalių ir turim labai daug darbo. Manau, labai nieko nelaukiam, einam rengtis darbinius rūbus, keliamės mašiną ant jackstandų ir kimbam į darbus. Žodžiu, baigė atsiardyti tiltą visą, nuėmiau išmetimą, jo, atsijungiam viską, tai tiltą nuleisiu visą pilną, nors iš pradžių galvojau, gal reikia, kad reikia viską atskirai atsiardyti, bet turbūt bus lengviau viską išsiardyti, kai išsitemsiu iš pamašinos, kadangi neturim keltuvo nei dabės, tai labai ten po apačio gulėti nėra faina, traukiam dankratą, leidžiam tiltą lauk ir žiūrim, ką turim. Nes labai įdomu, ar dugnas baisiai supuvęs, ar ne. Žodžiu, update'as darbų, tai tiltas out, turim tiltą į 100. Kad tiltas 100 nereiškia, kad su juo nieko daryti nebereiks. Žodžiu, jį reiks visą dar išsiardyti, nes reikia polydėti jį. Jo, bet tipo, kaip ir minėjau prieš tai, man bus žymiai lengviau dabar jį išsiardyti, kai jis ne ant mašinos. Jo, įvertinau Kemsčiaus tiltą. Žodžiu, dar short story about šitą Kem 6. Tai turim jam įdėję vardą, susipažinkit, tai yra baudėjas arba kitaip žinos kaip The Punisher. Iš kur kyla šitas pavadinimas? Tai kai nupirkom mašiną, ant gale buvo lipdukas paliktas. Toks va lipdukas, The Punisher. Ir jo, žiauriai prikolas man buvo palikta lipduką ir pavadinti šitą mašiną baudėjų. Nes, tikrai, prefeisas Kem 6 universalas, juodas, baudėjas. Ir dar 2.8 benzas. Tai žodžiu. Tiltas 100, pats kėbulas, visai decent būklė, sakyčiau, lyginant su Kem 6, kuriuos esu matęs. Pats mačiau, yra pora skylių, kur po keleivio gale kojom. Bet ten standartinės vietos, nes tos gumytės, ten renka drėgmę ir pūna, tai ten vėliau sutvarkysim. Dabar jo. Reiks eiti baką išsimti, nes virinant tiltą neapvirinsite normaliai su baku įdėtų. Ir šiaip nėra saugu, tai jo, reikia dar baką išsimti. Noriu pasidžiaugti, kad nei vienas varžtas kol kas nelūžo, nors su vienu galvojau, kad bus reikalų, bet taip.
Tai tuo džiaugiuosi. Tai žodžiu, einam imti lauk baką ir ką, bandysim šveistis, vyrint. Ir jo, išsidažysim, po to persirinksim tiltą, sumesim viską atgal ir tiek. Easy as that. Nieko nelaukiam, diskelius turim, einam šveisti. Vakar atrodė, kad visai sveikas tas kėbulas, bet šiandien nusišveitus pasimatė, kad turim trūkimą tilto tvirtinimo vietai. Visa laimė, kad nedidelė, tai biškį išveisiu, užliesiu siūlę, sušveisim ant viršaus plokštelės ir 100 metų. Tai labai laiku šiaip sugalvojom, kad jau reikia tvirtinti tą tiltą ir pasidaryti šitus darbus. Nemėgsta jie to grubaus vairavimo, bet nieko, susitvirtinę ir lėkim. Žodžiu, tiltas suvirintas, kaip ir pusę velnio gavosi. Nors tipo visai nemažai rūdžių, tai labai šaudė, gaudė, bet nieko, susivirina, nebepabėgs dabar, nebeišplyš. Žodžiu, einam gruntuoti, dažyti ir jo, bus galima atgal viską rinkti. Aišku, prieš tai reiks tiltą dar persirinkti, bet jo, tai va. Šitaip gavosi. Manyčiau visai neblogai, nesu aš vyrintojas, darbą atliks. Taip pat ir kitoj pusėje. Gražu žiūrėti. Trumpas darbų update'as, tai jo, turim užsivirinę tiltą, išdažę dugną ten, kur virinam, turim jau atgal dėtą baką, išardžiau visą tiltą ir dabar pradėjau presuoti silindblokus. Presą neturim, aišku, su įrankių komplektėliu tokį darom, bet žodžiu, norėjau parodyti, ant kiek yra bloga situacija. Va, taip gabalais išbirėję silindblokai, na, neturėtų jie tokie būti. Nieko keista, kad daužėsi tas galas visas baudėja, bet žodžiu. Presuojam dabar visą tiltą, dedam polį, kraunam viską atgal į mašiną. Planas paprastas.
trumpas darbų update'as, tai turim gale pilnai sudėtą atgal važiuoklę ir perrinktą. Tai jo, noriu pasidžiaugti, kad vis dar nei vieną varžtą nulaužtą. Tai jo, bet turbūt jau nebenulaušiu niekur, tai žiauriai happy dėl to. Tai jo, einam daryti kitų darbų ir jo. Greičiau surinksim, greičiau varysim testuoti. Liko įdomiausi modai, tai išsiskimo adapteriai. Tai dėsim Odessa CNC išsiskimo adapterius. Tai žodžiu, nieko sudėtingo. Atsuki traukę, atsuki šakę, prisuki šitą, šakę sutraukia prie šitą. Ir reikia dar traukės antgalį ir vidinę dalį po 1,5 cm nupjauti. Tai 3 semai vienoj pusėje. Tai žodžiu, nieko kaip ir sudėtingo. Dedam ir žiūrim, kas gaunasi. Galvojau, kad bus problemų išėmant šakę žarnyrą, bet iškrito gan lengvai. Nors atrodo, kad šie gyvenime nebuvo liekta. Žodžiu, traukę pritrumpinam ir traukės antgalį ir patį traukę. Sukam adapterį, sukam viską į vietą. Einam kitos pusės daryti. Dar ką pamiršau padaryti, tai pažiūrėti, kiek buvo loko stoke ir kiek turim su adapteriais. Tai šitą pusę surinkam, einam ant anos, užsidedam ratą, pažiūrim, kiek stoke išsisuka ir tada ateisim šitą pusę palyginti, kiek su loku jau. Žodžiu, turim išsiskimo adapterius jau sudėtus. Tai einam pažiūrėti, kaip skiriasi stock lokas ir su CNC adapteriais. Tai čia dabar yra su adapteriu. Šitoj pusėje be. Žodžiu, labai įdomu, kaip valdysis ir kaip jausis tas visas dalykas su adapteriais, nes šiaip savo gonkiniam kupę tai važiuoju su šilo loku. Tai jo, bus labai įdomu palyginti ir ar pasiteisins toks dalykas ar ne. Pradėjau montuoti rankinę, tai jo. Biškiau propjaušiu čia salonę plasmasę, pasižiūrėti kaip tinka. Tai visai patenkintas dabartinė padėtim, kaip jis stovi. Ir visai čia pasislėps. Bus arti panelės. Čia tas prikurkęs dangtelis užsidarys, jo dar nepripjau. Čia nais kaip ir irgi beveik visas rankinis jaučiu pasislėps po pagrindiniam apdailom. Tai žiauriai kietai, nes galvojau, kad reiks žymiai daugiau išpjaustyti ir visas atviras bus ir visi vamzdukai stabdžių pravesti matysis, bet panašu, kad taip nebus. Tai žiauriai good. Aišku, norint, kad visiškai clean būtų setupas ir nepjaustyti pagrindinės tos apdailos aplink bėgių bumbalą, tai reiktų tada rankinį pjauti per pusę. Cilindriuką dėti ten, kur yra standartinis rankinis, pratesti štoką cilindriuko ir tai padaryti visiškai clean. Bet mes šitoj mašinai norim palikti dar originalų rankinį, tai šitas variantas atkrito. Tai bandysiu padaryti, ką įmanoma geriausiai iš to, ką turim čionais. Bet kol kas sakau, manau, visai tikrai gerai gausis. Tai jo, einam dirbti ir greičiau varom testuoti.
Na, rūškė savo vietai. Neėda kiek. Turim ant gan storos plokštelės ją čia uždėję. Žodžiu. Liko eit pravesti vamzdukus, pajungt į stabdžių liniją. Ir jo. Pabaigsim čia apdailos sudėti. Ir pasbaigta. Tai jo, pagaliau viskas baigta, rankinis pajungtas, stabdžiai norinti, viskas veikia, langų mygtukus perkėliau prie rankinę, nėra čia pats idealiausias variantas, bet tipo nesugalvojau, kur daugiau jas perkelti gražiai. Tai jo, nieks nelygina, vamzdukus vedžiau tiesiog paprasčiausiu būdu, grįžiau skylės čia į dugną ir pravedžiau ir netoli kūro filtro pajungiau į magistralį visą. Norėjau vesti link ABS bloką, bet labai patingėjau ten su to kilimu žaisti ir pjaustyti, kad juos gražiai ten nuvesti. Tai jo, rankinis yra, viskas surinkta, leidžia mašiną nuo jackstendų ir varysim pagaliau testuoti. Nes jau, pasakysiu atvirai, kad biškį atsibodo man tam garaže dirbti. Tai jo, čia gal iš viso dabar bendrai kas 4 dienas dirbau prie to kemščiaus. Tai jo, biškį tikrai užkniso, bet nieko. Darbai visi padaryti, atrodo viskas gerai. Tai aš tikiuosi taip pat ir važiuos dabar gerai. Tai jo, kaip ir sakiau, leidžiam nuo jackstendų, kūriam ir lekiam testuoti. Tai žodžiu, mašina ant žemės, viskas gerai. Tai jo, rytoj varysiu iki Raguvos, čia į vietinę Panevėžio Rasytę. Tai varysim pasidaryti treniruotę, išbandysim baudėją. Jo, pažiūrėsim, ar viskas veikia, ar valdosi normaliai. Tai jo, eisiu dar šiandien susikrausiu daiktus, įsimeisim porą komplektų padangų. Jo, tai iki rytojaus. Tai labas rytas, važiuojam pagaliau testuoti baudėją. Trumpa istorija, šiaip vakar turėjom varyti testuoti ir važiavam, bet kadangi nusprendėm filmuoti pradėti tik nuvažiavę į Raguvą, tai jo, nuvarom, sakau, pavažiuojam, pasibandom ir tada pradėsim filmuoti. Nespėjom nei vieną ratą važiuoti, minus pusvalandį turėjom, kadangi neturėjom jokių dalių, tai jo varėm atgal į Panevėžį, ieškojom pusvalandį, nes aš vidutinių neturiu, tai žodžiu, pusvalandį vakar negavom, nu bet nieko, šiandien susitvarkėm, varom atgal į Raguvą ir tikėkimės, kad jau šiandien galėsim normaliai patestuoti baudėją, o ne sulaužyti jį. Tai jo, važiuojam, jau visai nebetoli ir žiūrim, kaip mums seksis.
ką, atvarėm į Raguvą. Tai kaip ir žinot, turim D8 kemšį, kurį atvažiavam testuoti, nes padarėm tikrai nemažai modų. Tai tikėkime šiandien, ne kaip vakar, nieks nesulūš ir tiesiog galėsim pasismaginti. Tai jo, atvažiavam į Raguvą, Panevėžio rajoną. Tai žodžiu, labai ačiū Gražvydui iš Panevėžio BMW fanų, kad turim šitą galimybę praktiškai kiekvieną dieną atvažiuoti ir pasitestuoti mašiną. Gal ir trasa nėra pati su geriausia danga ir nėra lygiausia, bet šiaip man asmeniškai tai žiauriai patinka. Tai yra keli dalykai, kad šita trasa iš tikrųjų išmoko labai daug, nes yra tikrai techniška ir ganėtinai siaura. Ir, pavyzdžiui, lyginant šių metų streeto sezoną, kur buvo Panevėžy trasa su staigiu apsisukimu, dideliu pagreitėjimu ir dideliu sulėtėjimu, lygiai tą patį galima čia atkartoti. Taip pat dar yra kitų vietų, kur didelius sulankus reikia išimti su labai mažu kampu. Tai, pavyzdžiui, Klaipėdos etapas. Daug kas straglino su šitą vietą, kur negalėdo ilgo posūkio išlaikyti mažu kampu, galima čia padaryti. Faktas čia yra siaura ir jeigu leisi ratai žolės, tai tenais trasoj giliau tikrai skaudžiai eina, bet galima šitų dalykų čia tikrai mokytis. Tai jo, dėl to man tikrai čia ir patinka. Ir šiaip, man patinka techniškas trasos, kur reikia pagalvoti, kaip ją išvažiuoti, o ne tiesiog bele kokiom trajektorijom važinėti. Tai jo, tai jaučiu. Maunamės lauk džeketą, šokam į pirštinės ir varom testuotis ir žiūrėsim, kaip seksis mums. Dar prieš pradedant važiuoti, žadėjau, kad parodysim išmetimo garsą, kuris man tai patinka, nes galimai viską gali būti ir negrįšim savo eigą, tai prieš viską dar parodysim. Tai ką, testai padaryti. Šiandien jau tikrai sėkmingai, padangų daugiau nebeturim, o dar reikia grįžti namo su šitom. Tai jo, sudeginam 2 pilnus komplektus. Mašina atlaikė, baudėjas tikrai gerai valdosi ir sakyčiau dabar žiemai treniruotis nieko daugiau netrūksta absoliučiai. Nežinau ką daugiau pridurti iš tikrųjų, nes
tikrai labai sėkminga šiandien diena. Buvau jau pasilgęs pasivažinėti, tai buvo puikia proga ne tik broliui paruošti mašiną, bet ir pačiam gauti šiek tiek įsitaimo. Tai jo, manau tiek. Baudėją dar tikrai kanale pamatysit ne kartą ir labai laukiu viso veiksmo su jo žiemą. Bet jo, tam kartui tiek ir iki kitų kartų.